Tada jau bus atskirta, kiek yra vokų, kiek yra plikų biuletenių. Pirmantūrė to nebuvo. Ir VRK tą veda, kad aš nežinau, kaip jie tą veda, bet jiems aktualiausia, kiek vokų buvo, kiek pliginių vokų, kiek transplantuotų. Bet tai, kad ten parašyta yra, kad įstatymė yra būtent šito Seimo rinkimų įstatymė, nėra šito, kad galima rinktis ar balsuosim paštu, ar... Seimo rinkimų įstatymė yra nuostata, kad balsavimą už diplomatinės atstovybės tvarką nustato Vyriausia rinkimų komisija. Reiškia, jie gali... Reiškia, Vyriausia rinkimų komisija gali nustatyti tvarką. Jie, reiškia, gali pakeisti ten, kas ten yra parašyta. Ne tai, kad pakeis, jie pasako, kaip sako Seimo rinkimų įstatymas, yra, kad balsavimo tvarka, Seimas pats pasakė, kad balsavimo ambasadose tvarka nustatom. Ir Seimo įstatymas, bet detalizuoja Vyriausia rinkimų komisija. Vyriausia rinkimų komisija leido pasirinkti, kokiu būdu mes balsuojame patalpose. Mes pasirinkome būdą, kad balsuojame naudojami išorinį ir vidinį vokus. O tai jeigu būtų rinkėjai dabar atėję ir pasakė, kad mes nenorim balsuoti vokuose, tai tada... Tada jie būtų, bet jie tai reiškia, tai turėjo žinoti, kad jie gali rinktis ar balsuoti. Ne, jie negali, čia mes galėjom rinktis. Reiškia, jie nebūtų galėję tada balsuoti iš viso. Jeigu mes būtume radę dabar, sakykime, kažkas, jeigu, sakykime, mes įsiuntam paštu, jisai nenori balso siųsti paštu, jis tą pasimtų biuletenį ir ateitų ir mestų į balsadėžę. Jeigu mes būtume tokių radę laisvų biuletenių, jie iškart būtų išanuliuoti. Nenuliuoti, jeigu mes atėjome. Reiškia, žmogus būtų atėjęs čia ir pasakęs, bet aš... Aš nenoriu vokais, aš noriu mes biuletenį tiesiogiai, viskas, tas biuletenis automatiškai į šalį neįstų. Į šiukšlyną. Na, šiukšlyną, viskas aišku. Antram turė bus kitaip, nes nežinau, kiek čia mes sutaupysim to laiko, gal valandą, gal mažiau. Antram turė tie, kurie užsiregistravę. Jeigu ateis kažkas, kas nesiregistravo ir jis norės balsuoti ambasadai, jisai atviro biuletenį neturės, jame irgi bus duoti vokai, tam, kad VRK patikrintų, ar jisai nėra balsavęs kitur. Jeigu jis norės laukti, jeigu nebus žmonių, galima aišku skambinti, tai apie 10 minučių gali patikrą užimti. Jeigu, kaip matėte, eigas baigtų, mes būtume tada dėl kiekvieno skambinę, tai turbūt nebaigtume niekada. Tai va, antram turė bus tie, kas užsiregistravo, atėjo sąraše, jis yra, jokių kortelių, jokių vokų, gaus biuletenį, atsižymė, meta pliką biuletenį į balsadėžę ir tada mes pradžioje išskaičiuosim plikus biuletenius, tik tada perėsim prie vokų. Čia bus pobėjus sąraškai. O kaip bus su tais, kurie nepažymėjo, kur balsuos, neprisprendė buvo? Taip ir mes jums tikrai, mes paštus siūsim tik tai tiems, kur aiškiai yra nuoroda balsuoju paštu. Jeigu yra neapsispręsta, reiškia, jis bus sąraše, tas žmogus. Jeigu vėlgi jisai pasakė balsuos čia, jeigu jisai yra, kurie visai nieko nepažymėjo, jos VRK automatiškai pažymė lietuvą. Ir tas, kas padarė netidžiai kažką pildė, jeigu yra ambasadoje, reiškia ambasadoje, jeigu yra paštu, yra siunčiama paštu, jeigu nepasirinko nieko, reiškia, jis pagaro bus grąžintas į Lietuvą. Tai žmogaus prievolė yra nuspręsti, kur jisai kaip balsuoja. O jeigu jis bus sąraše, jeigu jis nepasakė paštu, tai ambasadai, reiškia ambasadai jisai keistų balsus. Supratom. Tai dar 2 dienas taip pat užsitęs. Ne, čia užsitęs pakartotinais, paskui balsus skaičiuosim lapkričio 2 dieną. Tai bus tą pačią dieną turi būti užbaigta, ar dar pratęsimas kaip? Darysim, žiūrėsim, kiek čia bus, kiek mes iki 7 ryto skaičiuosim ar panašiai, čia matysis pagal tai, ką turėsim 28 vakare. O tie, kas norės, tie, kas balsuos paštu, jų vokai bus laukiami iki lapkričio 2 dienos 12 valandos. Taip pat. Tai čia yra savaitė, iš principo po to, bet vėlgi bus tvarka ta pati, jeigu nėra pašto skoldo, tai iš principo mes juos dėsim į šalį ir tiek šiandien. Taip, vokai bus apskaitomi, kurių skoldas bus 28 arba ankstesnė diena. Viskas suprasta. Aišku. Puiku.